Nuo agresyvios Rusijos propagandos Lietuvai saugotis reikėtų didinant prieigą prie žiniasklaidos kanalų. Kurti tokią demokratinę alternatyvų aplinką, kad didžiulis kiekis alternatyvų ir prieinamų kanalų bus pakankamas, kad sumažinti priešiškos šalies propagandos efektą. Rusijos žiniasklaida tokių alternatyvų nesukuria. Rusijoje mes žinom, kad žiniasklaida ir ypač taip vadinami vyriausybiniai kanalai yra aktyviai išnaudojami, skleidžiant tam tikrus naratyvus. Ir ką mes dabar matom, tai įvykiai Kryme ir vienpusė informacija. Tačiau papildoma prieiga prie žiniasklaidos kanalų nebus efektyvi prieš panaudojamą kultūrinę propagandą. Sprendimas bus neefektyvus, jeigu pati šalis, patys jos kultūros veikėjai nesukurs emocinių kūrinių, kurie galėtų įkvėpti. Visgi rusiškos kultūros gerbėjai gali kiek atsikvėpti. Ne visa rusiška kultūrinė produkcija gali būti priskiriama prie propagandos. Rusiškas kinas arba ta, rusiška kultūra nėra grėsmė. Grėsmė yra tada, kai atsiduria arba netinkamas rankas, arba bandoma išnaudoti netinkamai.